Labą dieną. Esu Irena Vaitkevičienė, atvykau iš Kėdainių krašto muziejaus. Esu muziejininkė, gidė ir edukatorė. Man labai didelė garbė čia dalyvauti šitoje konferencijoje. Ir mano pirmoje nuotraukoje jūs matote Saulės laikrodį, nes Saulės laikrodis tai yra ir Kėdainių krašto muziejaus logotipas. Kodėl laikrodis? Laikrodis ne tik garbingai liudija laiko tėkmę, bet ir atspindi mūsų muziejaus misiją – saugoti, tyrinėti ir įprasminti Kėdainių krašto istoriją. Kėdainių krašto muziejus įsikūrė prieš 103 metus. Čia nuotraukoje matote šitame dideliame pastate, kur kūrėsi krašto muziejus tuo metu. Ekspoziciją sudarė 5 vitrinos, 3 spintos ir 1 nedidelė lentyna, kurioje buvo eksponuojami archeologiniai radiniai ir etnografinės senienos numizmatika. Nueitas muziejaus kelias yra ilgas ir spalvingas, taigi aš trupučiuką jau pasakiau, kaip įsikūrė, bet apie praeitį muziejaus beveik ir nekalbėsiu. Mūsų Kėdainių krašto muziejų sudaro dar ir 6 filialai ir aš trumpai apibūdinsiu, ką mūsų filialai veikia, kokios ten veikia ekspozicijos ir ką apskritai galite pamatyti Kėdainiuose. Kėdainių krašto muziejus yra įsikūręs Karmelitų vienuolyno pastate. 2000 metais, kai krašto muziejus įsikėlė į šitas patalpas, jūs galite palyginti, kaip jos prieš tai atrodė, kaip jos buvo restauruotos. Taigi, ir noriu atkreipti dėmesį, kad muziejus nuolat atsinaujina, nuolat gražinasi ir mes turime daug įvairių ekspozicijų. Viena iš tokių ekspozicijų, kurias noriu paminėti, tai yra ekspozicija Kėdainių ryšiai su pasauliu. Ir šitoje ekspozicijoje vinis arba ekspozicijos ašis yra interaktyvus ekranas, kuris pasakoja apie Kėdainių miesto ekonominius, kultūrinius, religinius, švietimo, administracinius ryšius su tokiais Europos miestais ir LDK kitais miestais kaip Karaliaučius, Dansingas, Torūnė, Amsterdamas, Londonas ir kiti. Taip pat galima visai šalia matyti ir Kėdainių krašto muziejaus eksponatus, o kas labiausiai patinka ir vaikams ir suaugusiems, tai yra interaktyvus ekranas, kur galima pažaisti žaidimą, tai reiškia pakeliauti sausumos keliu arba jūros vandens keliu ir keliaujant reikia kaip pasijausti kaip 17 amžiaus pirkliui. Tai reiškia, reikia susidėti reikiamas prekes, reikia gebėti pelningai parduoti. Tai yra toks edukacinis žaidimas ir aš žinau, kad Mildos mergaitė viešėdama Kėdainių krašto muziejuje šitą žaidimą taip pat išbandė. Kita ekspozicija, kurią noriu trupučiuką pakomentuoti, tai vadinasi Daugiatautis abiejų tautų Respublikos miestas. Ir tikriausiai žiūrite maketą. Tai yra Kėdainių krašto muziejaus maketas, paruoštas pagal tai, kaip miestas atrodė 17 amžiuje. Ant maketo gal nelabai žiūrite figūrėlės, bet figūrėlės, čia maketą apžiūri nacionalinė ekspedicija Kėdainiuose viešėjusi. Taigi, o ant maketo, kažkodėl peršoko. Ant maketo yra dedamos figūrėlės. Kokios tai yra figūrėlės? Tai yra vokietis liuteronas, škotas, reformatas, katalikė, žydas, gimnazistas, taip pat kurtų veislės šunytė Karūna, kuri pasakoja įvairias Kėdainių istorijas. Taigi, dargi, jeigu apie šitas ekspozicijas, tai noriu patikslinti, kad ekspozicijosgi šiaip savo neatsiranda ir jos atsirado tada, kai buvo vykdytas Lietuvos-Lenkijos projektas Lietuvos ir Lenkijos istorija 3 miestų perspektyvos. Už šito maketo ekspozicijos įrengimą Kėdainių krašto muziejaus direktorius Rimantas Žirgulis 2021 metais buvo apdovanotas Kultūros ministerijos ir muzininkystės premija ir kultūros ministro diplomu. O VŠI Keliauk Lietuvoje organizuojamuose turizmo sėkmingiausiuose rinkimuose inovatyvios Kėdainių krašto muziejaus ekspozicijos buvo nominuotos tarp 3 geriausių nominacijų 2023 metais turizmo inovacija.
Muziejuje mes turime įvairių edukacijų, kurios tinkamos įvairaus amžiaus vaikams. Taigi, kokios populiariausios būtų edukacijos, trupučiuką sugrįšiu, kokios būtų populiariausios tos edukacijos, galima būtų paminėti, kad tai, pavyzdžiui, seni daiktai prabyla, kurios skirta pradinių klasių vaikams, arba Kėdainių miestietiškoji kultūra ir taip toliau. O štai čia trupučiuką jaudinuosiu, gal ne viskas taip sklandžiai. Taigi, o čia noriu trupučiuką pakalbėti apie vieną iš Kėdainių krašto muziejaus filialų, tai reiškia Daugiakultūrį centrą. Daugiakultūris centras įsikūręs Kėdainiuose, mažojoje žeminėje sinagogoje. Čia taip atrodė sinagogų kompleksas. Antrojo pasaulinio karo metu šitas skerdiko namelis tarp dviejų vasarinės ir žeminės sinagogos buvo nugriautas. Taip atrodė sinagogos prieš restauravimą. Taigi, o dabar mes turime restauruotą sinagogą ir šitoje restauruotoje sinagogoje vyksta labai daug įvairių renginių, ne tik koncertų, knygų pristatymų, susitikimų, bet mes čia turime ir tokią ekspoziciją, kuri ir vadinasi Ich bin Kėdainer, arba Aš esu iš Kėdainių. Tai yra pasakojimas, kaip Kėdainių mieste gyveno žydai. Turime šitoje ekspozicijoje ir tokių filmuotų vaizdukų, ir turime daug įvairių eksponatų susijusių su būtent gyvenimu, žydų gyvenimu įvairiais istorijos laikotarpiais. Įrengus šitą ekspoziciją buvo panaudotos ES struktūrinių fondų lėšos ir Kėdainių krašto muziejų šitą ekspoziciją buvo pripažinta tarp 3 geriausių ir nominuotų Lietuvos muziejų asociacijos apdovanojimų nominacija metų ekspozicija. Daugiakultūriame centre pas mus vyksta taip pat ir įvairios edukacijos, populiariausios Šabas ir Štetlas arba religinių konfesijų maldos namai, kai keliaujama Senamiesčiu ir per kitus religijų namus, ir pasaulio tautų teisuoliai, kas jie. Taigi, kitas Kėdainių krašto muziejaus filialas, apie kurį dabar noriu Jums pakalbėti, tai yra tradicinių amatų centras, kuris įsikūręs škotiškame name, Jono Arneto name, tai yra 17 amžiaus namas. Ir šitame tradicinių amatų centre name veikia nuo 2015 metų, vyksta labai daug įvairių edukacijų ir 2017 ir 2023 metais tradicinių amatų centras buvo pripažintas geriausiai veikiantis centras Lietuvoje. Į edukacijas pas mus ateina mokiniai, ne tik tai Kėdainių rajono mokiniai, mes daug sulaukiam iš kitų miestų, labai dažnai pas mus ir iš Trakų, ir iš Kauno, ir iš kitų miestų atvažiuoja mokiniai. Čia nuotraukose matome suaugusiuosius, atrodo neįtikėtina, bet ir suaugusiems šitos edukacijos tinka ir patinka. Taigi, kitas Kėdainių krašto muziejaus filialas yra Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčia. Tai yra viena seniausių ir didžiausių protestantų bažnyčių Lietuvoje. Pabaigta statyti 1652 metais, kai miesto savininkas Jonušas Radvila ją ėmė, pabaigė ir pastatė. Bažnyčia šiuo metu yra veikianti. Vieną kartą per mėnesį pas mus susirenka tikintieji. O šiaip jau bažnyčios interjeras labai nukentėjo sovietmečiu. Nes sovietmečiu iš pradžių buvo įkurdintas grūdų sandėlis, o vėliau čia buvo sporto mokykla. Taigi labai nukentėjo sarkofagai, jie buvo suniokoti. Kartu buvo suniokoti ir garbingų miestiečių palaikai. Taip. Po bažnyčios skliautais išmūrytuose 9 kriptose buvo laidojami kunigaikščiai Radvilos ir garbingi miestiečiai. Beje, kunigaikščių Radvilų mauzoliejus tai pirmoji atkurta 17 amžiaus LDK didikų kapavietė Lietuvoje. Čia galima pamatyti 6 unikalius 17 amžiaus nacionalinės reikšmės dailės paminklus.
Taigi, o vykdant Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos tuo metu bendradarbiavimo per sieną programas projektą Kunigaikščių Radvilų paveldo Kėdainiuose ir Nesvyžiuje išsaugojimas bei pritaikymas turizmo reikmėms, sarkofagai buvo restauruoti. Beje, bažnyčia šiuo metu trumpam uždaryta remontui, nes artėjame prie kėdainiečiams tokio bendro tikslo. Kėdainiečiai turėjo tokį tikslą ir svajonę, kad šitoje bažnyčioje skambėtų vargonai, o kad skambėtų vargonai reikia trupučiuką atlikti kai kuriuos techninius darbus. Tai šiuo metu, jeigu atvažiuotumėte, tai laikinai negalėtumėte pamatyti šitų sarkofagų. Kitas Kėdainių krašto muziejaus filialas, kuris labiausiai nutolęs, tai reiškia ne mieste, o daugiau negu 30 km nuo Kėdainių, tai vadinasi 1863 m. sukilimo muziejus Paberžėje. Ir šitas muziejaus padalinys yra įsikūręs dvarininko Šiliningo dvare. Pokytis akivaizdžiai matomas, ogi Paberžėje 1863 m. sukilimo vadas Antanas Mackevičius išvedęs sukilėlių būrį į sukilimą. Taigi Paberžės muziejuje taip pat veikia įvairios ir edukacijos. Čia, gal ne ten. Muziejus yra atnaujintas, parketas pakeistas ir atlikti visi techniniai sprendimai. Kaip žinome, 1863 m. sukilime dominuoja dvi spalvos - balta ir raudona, tai atsispindi ir ekspozicijoje. Čia turime ir vėliavą, turėjome ir inscenizacijų ir įvairių renginių. Taigi, o įvairios edukacijos vyksta įvairaus amžiaus vaikams ir mes čia turime 65 unikalių žibalinių lempų kolekciją surinkę. Dargi mes turime Vytauto Ulevičiaus medžio skulptūrų tokį muziejų. 2024-aisiais Kėdainių rajono savivaldybės patalpose buvo įkurdinta šita ekspozicija. Tai yra daugiau nei 50 šitų eksponatų. Kėdainių rajone Krakėse gyvenantis Vytautas Ulevičius ekspozicijoje kviečia pasižiūrėti šachmatų figūras. Čia akivaizdžiausiai ir mato. Jeigu atvyksite ir dar iš arčiau pasižiūrėsit, tada pastebėsit, kad tai yra tarsi Žalgirio mūšio inscenizacija. Taigi, o galima pamatyti ir kitus darbus. Taigi, o dabar norėčiau dar pakalbėti apie dar vieną arba naujausią Kėdainių krašto muziejaus filialą. Kai šito gražaus pastato išsikraustė Kėdainių krašto muziejus į Karmelitų vienuolyną, šitą pastatą nusipirko Janina Monkutė Marks, tai yra gimusi Lietuvoje ir daug metų pragyvenusi Amerikoje, tautodailininkė, tekstilininkė. Nupirkusi pastatą surengė pirmąją parodą Dovana tėviškiai. Taigi, čia galima pamatyti, kaip jie atrodė. Taip pat jos darbus galima pamatyti muziejuje, bet kai ponia Janina mirė, jos šeima nusprendė muziejų parduoti ir 2023 metais šitą muziejų įgijo Kėdainių rajono savivaldybė ir atidavė Kėdainių krašto muziejui. Čia muziejaus erdvės galima pamatyti ir ponios Janinos darbus. Dargi visokios meninės edukacijos kaip tik ir vyksta šitame Janinos Monkutės Marks galerijoje filiale. O Kėdainių kraštas dar garsus ne tik tai muziejinė įvairia veikla, bet ir festivaliais. Taigi čia mes turime Isos slėnį, tai reiškia Nevėžio slėnį, galbūt esate šitą romaną skaitę, galbūt žinote, kad Česlovas Milošas, Nobelio premijos laureatas, yra kilęs iš Kėdainių krašto. Taigi ir mes Kėdainiuose nuo 2014 metų, kas antrais metais, organizuojama Česlovo Milošo festivalius. Festivalio metu tai būna ne tik tai diskusijos arba žymus mokslininkai atvažiuoja skaityti pranešimų, bet turime ir daug įvairių koncertų ir įvairių susitikimų.
Taigi, pažymint Česlovo Milošo šimtmetį, čia buvo toksai Miloš fonas pastatytas, kuris visai netoli Nevėžio upės, galbūt tik tai labai tamsioje nuotraukoje blogiau šiek tiek įsižiūrėti. O Kėdainių krašto muziejuje mes čia turime tokią ekspoziciją skirtą Česlovo Milošo kūrybos, jo asmenybės bei ryšio su Kėdainiais ir Lietuva filosofinę tokią esmę bandom papasakoti. Tai yra 5 įvairios trukmės dokumentiniai filmai apie Česlovą Milošą, kaip jis lankėsi savo gimtuosiuose Šeteniuose ir kitus filmus. Pati erdvė yra nuostabi, labai graži ir tiesiog užburianti. Čia yra nuotrauka iš vieno iš festivalio renginių. Taigi, kitas festivalis kiekvienais metais papuošiantis Kėdainių miestą, tai būna Radvilijada. Nuo 2015 metų Kėdainių krašto muziejus Radvilijadą organizuoja, nes mes esame Radvilų miestas ir čia galima pasiūlyti įvairius festivalio renginius. Ne tik koncertai, paskaitos, susitikimai, bet šį bei tą gal jūs ir žvelgsite nuotraukoje. Tai yra teatralizuoti įvairūs pasirodymai. Šitas teatralizuotas pasirodymas kaip tik ir vyko Evangelikų reformatų bažnyčioje. Čia susitikimai su žinomais mokslininkais, kurie atvažiuoja pas mus ne tik į festivalius, bet ir paskaityti įvairių paskaitų. Čia vėlgi iš festivalio matome nuotraukas. O štai čia dar noriu pakalbėti apie kitas muziejaus veiklas, nes organizuojame renginius ne tik muziejaus erdvėse. Čia matome muziejaus įrengtą memorialą Atminties siena Kėdainių, Šėtos ir Žeimių žydų žudynių vietoje Daukšių kaime. 2011 metais vykdant ES programą Europa piliečiams, gyva Europos atmintis, projektas Laiškai ateities kartoms. Buvo pastatyta šita atminties siena ir šitoje atminties sienoje jūs galite perskaityti vardus ir pavardės tų žmonių, kuriuos įamžinome sušaudymo vietoje. O, atsiprašau, peršokau. Štai čia mes turime galimybę ne tik su vaikais atvažiuoti beveik bet kada, bet iš tikrųjų dargi būna tokių liūdnų visokių paminėtinų dienų, kaip rugsėjo 23, arba kai Kėdainiuose žydų šaudymo diena rugpjūčio 28. Matom, kokie srautai ir mokyklos dalyvauja. Kartais darome tokią dar ir eiseną, būtent iki šitos sušaudymo vietos. Taigi, turbūt ir jūsų muziejai dalyvauja Lietuvos žydų gelbėtojų dienai paminėti. Čia yra paskutinės nuotraukos iš šių metų ir mes tai darome prie paminklų, kurios yra šalia sinagogos. Tai yra memorialas žydų gelbėtojams, kuris yra įrengtas vykdant ES programą Europa piliečiams ir tarptautinis projektas buvo Memo History. Tai yra su partneriais iš Latvijos, Italijos ir Rumunijos. Kitas paminklas žvaigždė, kuris taip pat matoma irgi iš projekto, kuri vadinasi Europa piliečiams, tarptautinis projektas, kuriame dalyvavo Latvijos ir Lenkijos kolegos. Dar labai noriu parodyti, kad mes turime ir Radvilų televiziją. Taigi, televizija buvo sukurta vykdant Lietuvos kultūros tarybos projektą Radvilų miesto televizija, Kėdainių krašto muziejaus skaitmeninės kronikos. Taigi, čia galima išvysti ir išgirsti visokių pasakojimų, bet noriu pasakyti, 2021 metais projektas buvo pripažintas tarp 10 geriausių skaitmenizavimo sprendimų pandemijos laikotarpiu. Taigi, turime tokią kilnojamą parodą, kuri vadinasi Miro Ješyva, Kėdainiuose 1940-ieji stebuklingo išsigelbėjimo istorija. Taigi, kasgi čia yra vaizduojama, tai yra tokie nedideli mokykliniai suoliukai, kurie pasakoja atskiras istorijas, kaip iš Miro miesto, iš dabartinės Baltarusijos, tuo metu iš Lenkijos teritorijos atvažiavo žydų studentai kartu su savo mokytojais, jie įsikūrė Kėdainiuose ir paskui buvo stebuklingai išsigelbėję Sugiharos vizų dėka. Beje, aš žinau, kad šita Miro Ješyvos ekspozicija buvo atkeliavusi ir į Gargždus ir galbūt daug Gargždų krašto žmonių yra matę šitą parodą. Na ir
noriu visai pabaigai pristatyti būsimus pokyčius. Šiuo metu Kėdainių krašto muziejus pradėjo dar vieną projektą, kuris truks 2 metus, ir tas projektas Lietuvos ir Lenkijos vadinasi Pamatyk, išgirsk ir veik. Čia tik tai viena kita nuotrauka, kaip mūsų ekspozicijos pasikeis. O dabar aš jau labai dėkoju už dėmesį, matau, kad laikas spaudžia ir jau visokiais būdais jaučiu ir matau ženklus, kad man reikia pabaigti. Tai ačiū Jums už kantrybę ir dėmesį. Labai laukiu Jūsų atvykstant į besikeičiančius Kėdainius.